Va. Jum kanapės. Užverkim. Supylėm kanapės, supylėm vandenį. Pakankamai vandenis, kad visas būtų apsemta. Viskas. Dedam dangtį. Ir paliekam 24 valandom. Kai jos mirkytos, 24 valandų virsim. 24 valandas išmirkiam. Dauguma iš tikrųjų yra išbrinkusios. Kada viskas yra puode. Pakankamai vandens apsemta. Jungiam ugnį. Uždedam dangtį. Ir užverdam. Važiuoju į Oksfordą, jau keista. Kadangi važiuoju į Oksfordą ir dalis podmikso, kanapės, ten bus kukurūzų, visko, iš tikrųjų naudoju ir taigernatus. Taigerna tai neapsigaukit, jie maistingų medžiagų nelabai tą turi, žinokit. Jų daug tikrai nereikia, yra kaip karpių, kaip mums šokoladas. Nieko gero juose kaip ir nėra tokio, bet, žinot, kaip mums skanėsti saldainiai. Tai va, šitokia kaip ne reklama, bet vat kur radau iš tikrųjų internete pigiausiai ir gan gera kokybė. Iš tikrųjų ateina jau išvirti, sušaldyti, tai žinai, gali laikyti šaldiklį. Tai va būtų, jie ateina po 5 kilus maišuose, taigernų, tai va čia gamintojas Hull Particle. Jeigu neklystu, buvo 10 kilų, 25 svarai jau su atsiuntimu. Jie čia biškį nutrūko filmavimas. Žodžiu, jie atvažiuoja jau išvirti, sušaldyti. Jų kaip ir virti nereikia. Jau yra gatavi. Liktai atšildyti vis, bet kai verdu kanapės, aš vis tiek dažniausiai viską sukratau. Ir verdu kartu su kanapėmis. Daugiau aromato. Biškį, kad pavirs. Blogiau nebus. Bet čia, kaip sakant, dalis podmikso. Kas vėliau eis, aš vėliau pasakysiu. Be vienas svarbiausių dalykų, jeigu važiuojat kažkur, vis laik patikrinkit, ar taisyklės leidžia naudoti taigernatus. Nes jeigu neleidžia, ten trūk patikrinti, ar ten pamatytų, žinai, problemus, plus užsienietis, ir ten prasidėtų vėl bla 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 bla. Žodžiu, vis laik patikrinkit, ar galima juos naudot. Jeigu galima, naudokit su protu. Nevarykit vien taigernatais. Žodžiu, laukiam to užvirs ir pradės burbuliuoti. Iš tikrųjų jau kaip ir burbuliuoja dar kelias minutės. Ir galės nuimti laiką apie pusę valandos, kai pradeda burbuliuoti. Pusę valandos paverdi, pradeda sproginėti, liuks, jungi viską laukan, dėdi į viedrą, kratai su karštu vandeniu palieki ten. Nu nieko, dar grįšim prie šito. Praėjo pusę valandos, viską išvirėm. Iš puodo sukratėm kibirą. Jau aišku, rankų nekišin, viskas karšta, verda, bet va, kaip dėmesį, kaip pavyzdį. O, gražiai visi išsproginėja, didžioji dalis. Viskas ledas, super. Tai ką aš darau, čia iš tikrųjų kaip aš darau. Viską sukratau kibirą. Uždengiu dangtį. Ir tegu toliau ten, aišku, neprispaudžiu visiškai, nes garuoja. Ir tegu toliau ten, kaip sakant, tušinasi. Važiuoju žiūrėti rytoj, tai rytoj jos bus ledas. Bus visiškai gatavos naudojimui.
Čia pirma dalis, kaip sakant, tos podmikso, kurį naudoju Oksfordui.